Paslaugusis. Sveikuti, šakotaragi! Sveikas! Ką, karšta, nusiplukė? Na, miegok. Klausyk, žvairy, pažadink mane po pusvalandžio. Miegok, pažadinsiu gerai. O gal tavo šieno pakloti? Dėkoju, nereikia. Ei, žvairy, aš noriu miego. Nereikia. Kaip nereikia. Ant šieno bus minkščiau miegot. O gal tu prieš miegą nori atsigerti? Ką? Ar atnešti vandens? Dar ką sugalvosi. Aš noriu tau vandens atnešti. Prieš miegą atsigersi. Aš tave klausiau, tu tyliai neatsakai. Eik sau. Nereikia man tavo vandens. O gal tau šitą ragai trukdo? Atstok, aš noriu miego. Miegok. Nori aš tau pasaką paseksiu. Greičiau užmigsi. Vadinasi taip. Kadaise viename miške gyveno miškinukai seneliukas ir senelė. Ir turėjo jie tokius anukelius, vadinasi, 5 anukelius miškinukus. Štai vienas anukas kvailio. Ar nenutilsi tu žvairį, aš ir be tavo pasakos užmigsiu. Na gerai, nereikia. Geriausia dainelę padainuosiu. Liulia, tu lovyti jau guli, jau švelanučiai ir geri, miega meškiai keturi. Tu. Ei, kurgi tu? Dar ne 20 minučių nepraėjo. Taigi pats prašai pažadinti tave tik po pusvalandžio.